Sveiki, mėlyje Dievijos draugai, prenumeratoriai ir svečiai. Malonu, kad mes kartu. Kadangi šašliko ir įvairių kepsnių sezonas dar nesibaigė, šiandien jūsų dėmesio ir įvertinimo laukia labai skanus ir dar labiau traškus agurkai su saldžiarūgšte gaidele, puikiai tinkantis prie įvairių mėsos patiekalų, greitai ir be vargo pagaminami ir jau po pusvalandžio galima mėgautis. Ir mums prireiks pusės kilogramo agurkų, galima įmaišyti ir saldžiąją papriką, o krapų žiedynai suteiks nepakartojamo aromato. Agurkus supjaustome į 4 dalis arba per pusę. Žodžiu, taip, kaip jums patinka. Šis receptas tinka ir vien tik agurkams, bet aš radau namuose tokią pagyvenusią papriką, kuri taip graudžiai žiūrėjo į mane ir prašė, kad aš jos neišmesčiau. Ji labai norėjo būti suvalgyta. Tad šalia agurkų supjausčiau ir ją. Turiu pasakyti, kad paprika skonį tik pagerino. Kas mėgsta aštrumą, gali įdėti kelis žiedelius aštraus pipiriuko. Tik neperdauginkite, kad nereikėtų agurkų vietoje kepsnių užgerti pienu. Į supjaustytas daržovės keliauja pundelis susmulkintų krapų. Krapų dedame kiek norime, ar tiek, kiek turime, nes juk jie puikūs agurkų draugai. Aš krapus susmulkinu su visais koteliais, nes koteliuose ir yra pagrindiniai aromatiniai aliejai. Vieną galvutę česnako nulupame, išskirstome skiltelėmis ir skilteles išspaudžiame per presą. Kuo daugiau česnako, tuo skaniau. 3-4 kvepiančiųjų pipirų žirneliai ir porą lauro lapų. Taip pat dalyvaus agurkų aromatizavimo procese. Skaniname 1 valgomuoju šaukštu druskytės ir kažkur apie 2-3 arba 4 valgomuosius šaukštus balzaminio acto. Aš actą pilu iš akies. Viską gerai permaišome ir sudedame į šaldymo ar kokį kitokį tinkamą maišelį. Dabar į maišelį keliauja krapų žiedynai su kotais. Jie ir suteiks ypatingą skonį ir aromatą. Bet jei neturite, galima apsieiti ir be jų. Uždarius maišelį, viską gerai pamakaluojame kokią minutę, kad agurkai prigertų kuo daugiau krapų žiedynų aromato. Dabar belieka išlyginti skonio balansą. Panaudojant 1 valgomąjį šaukštą medaus, pusę stiklinės geros nuotaikos ir žiupsnelį meilės. Medų galime keisti cukrumi, bet nerekomenduočiau. Dar kartą gerai permakaluojame, stengiamės nesutrinti agurkų ir paliekame pusvalandžiui šaldytuve. Nors galima ragauti ir jau dabar. Kvapas. Žodžiu, jūs supratote. Skanu, trašku, galiu pasakyti tik, kad gaminkit daugiau, nes tikrai šitie agurkai nesulauks kepsnių. Na, o jei šitų agurkų liks sekančiai dienai, tai jie bus tik skanesni. Tad ragaukit ir vertinkit video receptą piršteliais. Dar daugiau įvairių agurkų konservavimo receptų jau laukia jūsų dėmesio ir įvertinimo Dievijoje. Gaminkime, ragaukime ir rašykime savo nuomonę komentaruose.